Čia yra rokas. Rokas yra vienas iš tų, kuriuos galima vadinti ofisiniais. Kad taptum ofisiniu, yra tik vienas reikalavimas – dirbti ofise. Rokas dirba 4. aukšte, pildydamas daugybę nereikalingų popierių, kurie greitai atsidurs šiukšlių dėžėje. Bet kodėl rokas tapo ofisiniu? Ar tai dėl geros lietuviškos muzikos? Ar dėl sudužusių svajonių? Kokia yra tavo dabartinė darbo pareiga? Šiuo metu užimu pardavimų ir paslaugų vystymo vadybininko pareigas. Važinėju po įvairias parduotuvės Vilniuje ir kitose miestuose ir edukuoju, mokau pardavėjus, keliu jų kompetencijas, kad jie geriau pardavinėtų. Kiek laiko jau dirbi šitą darbą? Kovo mėnesį bus metai. Kas tau patinka apie šį darbą? Važinėti po Lietuvą. Kas nepatinka? Sėdėti ofise. Kokie tavo tikslai ateičiai? Darbo požiūrį šiam darbui turbūt nebelabai kokie, tai bandysiu ieškoti kito darbo, kur didesni iššūkiai ir tuo pačiu didesnė alga. Kokia tavo kasdieninė rutina? Atsikeli, nusiprausi, važiuoji į darbą, dirbi, grįžti namo, pavalgai, žaidi su kompiuteriu, eini miegoti. Ir tada atsikeli. Ir rinse and repeat. Ar džiaugiuosi gyvenimu? Kartais. Kada nesidžiaugi? Kai reikia dirbti. Kada džiaugiesi? Kai nereikia dirbti. Kur baigei mokslus? Baigiau Pilaitės gimnaziją ir paskui studijavau Vilniaus universitete vadybos ir ekonomikos fakultete. Tikėjais ateity būt ofisiniu? Iš dalies. Kodėl? Nes didžioji dalis darbų ofise. Rokas teisus. Remiantis 2019 metų paskelbta lentelė matyti, kad 33,5% Lietuvos gyventojų dirba ofisuose. Be to, daugiau nei 50% studentų, kurie studijavo ekonomikos srityje, mokėsi vadybos ir ekonomikos fakultete ir didžioji jų dalis tikriausiai dirbs ofise. Bet ar norėjai būti ofisiniu? Nežinau, negaliu atsakyti. Ko norėjai būti užaugęs? Futbolininku. Ir ar pasiekei savo svajonę? Kaip matai, ne. Kodėl? Tiesiog gal sveikata neleido to padaryti. Ar stengiais pasiekti savo svajonę? Taip. Lankiau futbolą ilgai. Kažkuo dar be futboliniko norėjai būti? Ja. Kasdien matome šimtus nepažįstamų žmonių. Kiek iš jų nepasiekė savo svajonių? Ir kodėl? Ko norėjai būti užaugus? Tai visada nuo vaikystės svajojau būti veterinarė. Kai reikėdavo ten klasėje ar šiaip mokykloje užrašyti savo svajonių profesiją, tai visada kažkaip šitas buvo nuo vaikystės, paauglystės, nes labai daug laiko praleisdavau su gyvūnais. Ir kuo dabar dirbi? Dabar dirbu ofise, skambučių centre, medikos įmonėj. Tai kodėl netapai veterinarė? Kažkaip laikui bėgant supratau, kad turiu baimę kraujui ir dėl to nepasirinkau tolimesnio kelio su veterinarija. Tiesiog mokykloje nusprendžiau nelaikyti biologijos egzamino. Taip ir nesusiklostė. Pasirinkau kitus dalykus ir į kitą sritį nuėjau. Hei, Rokai, ar tu ateisi pas mane gyventi? Ar ateisi? Ateik, Rokai, kelki. O pasiilgai savo vaikystės? Ne itin. Kodėl? Tiesiog, kas buvo, tas buvo. Gyvenimas švietė į priekį ir tiek.
Pabuvai vaikystėje, pasidžiaugi ir čia. Jeigu galėtum grįžti į praeitį, ne, kai vaikas buvai, ir duot kokį patarimą dėl ateities darbo ar profesijos, ką sakytum? Aš žinau, bandyt, vaikščiot per darbus skirtingus, kol rasi, kas patinka ir tiek. Nepabandys, nesužinosi,